Sveiki, labai malonu. Man nesakė, kad aš turėsiu dainuoti, kad permušti buvusi pašnekovą ir nesakė, kad bus teisininkas, kuris mūsų visus sudirbs. Tai dabar mano uždavinys pasunkėjo, bet aš vis tiek, aš žinokit, iššūkių nebijau. Tai pašnekėsiu dabar aš ir tada nuspręsim. Ar čia yra norinčių stoti į teisę šiaip beje? Arba dar nežinot niekas, nes jums sakė nežinot. Nu va, yra, prašau. Tai žinokit, viskas gerai. Tai šiaip aš aišku, čia sarkastiškai sakau, tikrai ne visiems tas teisės kelias ir turi rasti savo kelią. Kad čia, sakykime, paneigsiu visą, ką sakė, tai tikrai nepaneigsiu. Ir galvoju, kad gal ne tik tai natūraliai reikia kažkaip tai būti linkus į kažką, bet reikia labai daug daryti, kad pasisektų. Ir toks yra mano pranešimo tikslas, kad sėkmė, tokie, kas matosi vaisiai, čia balionėlis pas mane, jie ant tokių visokių labai sunkių pamatų paprastai stovi ir juos pastatyti labai daug laiko reikia. Tai aš galvoju, kad mes turėtumėm visi atvirai klausytis, aišku, to vidinio balso ir ieškoti ir daryti klaidų. Bet mano dar toks moto yra ir savo patirtim gal norėčiau pabandyti pagrįsti, kad reikia truputėlį taip nemesti kelio dėl to kelio. Aš iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai baigiau mokyklą irgi, man taip neblogai viskas sekėsi, man netgi labiau patiko tikslieji mokslai. Ir pasirinkau tą teisę, todėl kad nelabai žinau, ką rinktis ir ėjau tuo keliu, kaip ten buvo pasakyta, nedaryti. Pasižiūrėjau, kur žmonės tokie labai apsisprendę ir labai protingi. Ir jie ten taip pat visai daug buvo stojančių į teisę. Pagalvojau, kad šiaip man visai imponuoja tų žmonių nuomonė, nes savo tokia kaip ir tas ir anas ir trečias man įdomu. Aš galiausiai vis tiek tokius labiau socialinius rinkausi, ten stojau į teisę, ekonomiką, ten politologiją, man atrodo, visur įstojau. Teisė buvo tuo metu VU teisė. Buvo tokia prestižinė labai ir dabar yra, tikiuosi, bet man atrodė, kad gerai, čia tokia kieta vieta įstojau, tai reikia ir eiti ten mokytis. Tai, žodžiu, taip nebuvau tokia, kad aš čia svajojau, žiūrėdamas serialus būti teisininkė, bet labiau, kad taip kažkaip analitiškai pasirinkau. Ir dar atsimenu, aš šiaip iš Kauno esu važiavau Vilnių, dar kažkaip su tėčiu atsimenu kalbėjau, sakau, tai pabandysiu pirmą pusmetį, jeigu ten nelabai man patiks. Tai stosiu gal tada, nežinau, į kokį rūbų dizainą, nors aš niekada nesimokiau piešti, nežinau, kodėl aš tokį dalyką jam sakiau, bet jisai man sako, bet žinok, šiaip bet kokioje temai tai reikia truputį pabūti joje, pabandyti ilgiau. Tai vat, prieš tai buvęs pašnekovas actually baigė bakalaurą ir magistrą, nesvarbu, ką jisai kalbėjo, jis pabuvo ilgiau, jis reiškia laikėsi to sėkmingo žmogaus kelio, neatsitiktinio. Tai aš irgi taip pirmą semestrą, kai mokiausi, man buvo šiaip nelabai įdomu. Lyginant su mokykla buvo visai prastai, nes aš šiaip jau, kaip sakant, garbaus amžiaus lyginant su jumis, tai aš 94 metais įstojau, atvažiavau iš mokyklos, kuri tuo metu Kaune buvo labai vakarietiška, buvo visokių amerikiečių mokytojų pas mus, labai daug visokių projektų vyko, ten papildomų veiklų, o čia atvažiavau tokia, kai kurie dėstytojai vis dar sovietinę teisę dėstė, kai kurie jau nauja, bet taip nebuvo jokių knygų ir jokių ten šaltinių pasižiūrėti, interneto nebuvo normaliai prieinamo. Tai mes tokie kažkokią paskaitas klausydom ir kažkokias nuobodybės paskaitų ir galvodavau, siaubas kažkoks, bet kažkaip tos tėčio žodžius prisiminiau. Tai antrą semestrą stengiausi labai gerai mokytis, ten gerais pažymiais baigiau ir pradėjau dairytis, ko dar ten universitete vyksta. Ir pradėjau visokius, čia mano pereinu prie pamokų, čia toks stebėk, klausyk, klausk. Pradėjau ieškoti, kas dar vyksta aplinkui. Tai nuėjau mokytis prancūzų kalbos, šiaip kursų. Nes man jinai labai graži buvo, niekada nesimokiau jos, tai aš šiaip išmokau ją labai minimaliai, taip susikalbu, bet nelabai darbui galiu naudoti. Bet ten labai daug žmonių susipažinau, kurie buvo ir teisininkų, ir neteisininkų, bet tokių kaip aš, tokių, kuriems biški nuobodu buvo universitetai ir tuo metu buvo prie ambasados, ten vyko tie kursai. Tai čia mano istorija ta yra, kad aš tai žmonėms susipažinus, truputį pramokau kalbos, bet tuo pačiu aš iš tikrųjų sužinojau, ką reikia daryti, jeigu nori būti įdomų darbą dirbančių teisininkų ir vadybininkų, kad nesidarbint paskui pabaigus. Tai čia prieisiu prie to dar. Tada jau dar buvo tokių visokių vėl. Radau universitete, pasirodo, buvo projektų, kažkokių buvo užsienietiškų pinigų, kažkokie užsieniečiai dėstytojai skraidė į Vilnių, tai jie ten mokė visokių tokių normalesnių rinkos ekonomikos, kažkokių naujovių. Tai pradėjau lankyti tas paskaitas, ten dar su daugiau žmonių susipažinau. Ir tada kažkaip pajutau tokį, kad ta vieta, kur ten reikia tiesiog 10 gauti, ten vyksta jinai, ten reikia tos pažymius gauti, o čia jau kažkas tokio įdomesnio kukinasi mano gyvenime. Ir taip prabuvau tokiam, sakykime, cikle dar vienus metus ir tada trečiam kurse, tie mano prancūzų kursiokai kažkaip
visi susirado darbus. Aš buvau dar antram, jie trečiam, jie susirado darbus ir sakau, ką jūs čia dirbat? Nu, tai sako, žinai, čia dabar yra tokia nauja sritis, čia verslo teisė, tai yra keletą tokių advokatų kontorų, kurios ten su kažkokiais užsieniečiais dirba, čia visokius, kaip sakant, privatizacijos sandorius daro, ten užsienio investuotojus atstovauja. Nu ir aš aišku nuėjau ten, kai jau tik atėjo ten šaukimas man ten trečiam kursė, aš vidury trečio kurso nubėgau tenai darbintis, labai jau tenai norėjau patekti, ten daug norinčių buvo aišku tuo metu. Nu ir aš ten priėmė mane į tą darbą, dar su tokiu bandymu priėmė, beje, mes su vyru tuo metu buvom kursiokai, jie buvo aplikavom ir jie norėjo priimti, aš neatsimenu, ten iš viso 4 žmonės, priėmė 5 ir jie nežinojo, kad mes, pora, tai sako, jūs dabar gerai pasirodykite abu per 2 savaitės ir mes nuspręsim, kurį vieną iš jūsų palikti. Tokia įdomi situacija, bet abu pasitikim savim ambicingi, tai nusprendėm abu ten bandyti. Ir po 2 savaičių mūsų abu ten paliko, nes labai gerai dirbom. Tuo metu actually anglų kalbą mokėti buvo labai naudinga. Tai jau vien tai, kad mes angliškai gerai rašėm, ten visiems palikom pritrenkiamą įspūdį. Ir tada jau po to, kai mums pasakė, kad abu liekam, aš tai vadoviai tuometiniai savo sakau, šiaip tarp kitko, jūs mano kaip ir draugas, tai mes čia labai ačiū, kad abu palikot. Tai, žodžiu, ir jai tortą padovanau tą progą, tai tada visa kontora sužinojo ir, žodžiu, buvo labai juokinga. Tai va, bet tada, žodžiu, tas toksai gyvenimas, mano gyvenimas tada prasidėjo. Ir aš tada supratau, kad man iš tikrųjų, tai mano aistra yra verslas. Nu, bet aš esu 3 kurso, 2 pusėj, tai yra sunkiausias kursas, mokausi labai gerai. Nu, galvoju, teisės aš nemėsiu, nes tėtis patarė nieko nemėtyti. Tai tada, žodžiu, pradėjau dirbti. Tuo metu jau buvo nuo pat tų senų laikų įmonių teisiai, kas yra tokia šiaip mažiausiai reguliacijų ir biurokratijos turinti verslo teisės sritis, kur iš esmės tai tau reikia verslo strateginių patarėjų būti ir padėti gyvendant sandorius investicinius. Nu ir tuo metu vyko privatizacijos, tai aš taip iš tikrųjų tada pajutau, kad man čia patinka. Aš tada jau man atsivėrė čakros, aš atsibudau, aš jau supratau, kad tai, ką mokausi, tai čia 30% gal to tinka, bet man to ir užtenka. Ir, žodžiu, tada aš dirbau labai daug ir iš principo ir mokiausi ir dirbau, viską labai aukštų lygių norėjau daryti. Ir man tie dalykai kažkaip pradėjo sektis ir labai greitai dar vienas dalykas iš to tokio stebėjimo kilo, kad vėl tas mano darbas tai yra galimybė, tai yra ne tai, kad algą gauni, ne tai, kad karjerą darai, bet tai yra galimybė. Ir kas man ta galimybė buvo, tai kad tuo metu aš dirbau prie, kaip asistentė pradėjau, bet prie tokių labai didelių reikšmingų projektų valstybei. Jūs gal per jauni žinoti, ten pavyzdžiui, ten Mažeikių naftos privatizacijos istorija, ten Williams buvo tokia Amerikos kompanija, tai va aš su jais dirbau ir tie amerikiečiai iš esmės atsiveždavo savo teisininkus iš Amerikos, iš Londono ir mane priskirdavo su jais kartu dirbti, nes aš ten vietoje jiems padėdavau viską realizuoti. Ir aš tada pamačiau, kokių čia yra nuostabių žmonių ir tas visas pasaulis, va čia Vilniuje yra ir aš galiu čia iš jų mokytis. Ir iš esmės daug labai tų projektų buvo ir tų tokių scenarijų, kur man staiga dašilo, kad reikia klausyti ir mokytis iš tų, kurie aplink mane. Ir nelaukti, kol kas nors duos nurodymą, bet visą laiką siūlydavaus, jeigu ten būdavo kažkoks tai, kad ir šeštadienio vakaras, bet naujas kažkoks įdomus variantas viniojasi, tai aš jau sakau, aš norėčiau, mane priimkit, nes paprastai yra taip, kad tu pasisiūlai tada, kada tu neturi laiko, bet paskui to laiko atsiranda. Tai va taip kažkaip po truputėlį kabinaus ir man iš tikrųjų viskas gerai sekėsi. Ir tada dabar gal jau taip pereinu prie tokio, kad atsirado toksai metodas, kai tu iš tikrųjų labai aktyvus esi, labai daug darai, bet šiaip nebijai, ko nemoki, eini mokytis. Man būdavo tokių iš tikrųjų momentų, kad aš, pavyzdžiui, einu į susitikimą ir kalba žmonės ir aš taip realiai nesuprantu, ką jie kalba. Tai atsimenu, net verkus esu iš pykčio, kad nueinu paskui, reidavau į biblioteką, nebuvo normaliai internete nieko prieinama, skaitau toje biblioteko apie ten kokius išvestinės finansinės priemonės, nes man reikia kažkokią sutartį pataisyti apie kažkokį hedgingą, aš nežinau net, ką tas žodis reiškia tuo metu. Ir žodžiu, tokie būdavo, arba ten kokio nors kapitalo rinkos, ten taisyklės, kur ten ta kapitalo rinka, jinai tokia būdavo Lietuvoje, nes kaip ir nebuvo. Ir reikėjo kažką protingų veidų klientam padarinėti, kaip mes čia atitiksim reikalavimus, kokiu tai rinkos reguliatoriaus nustatytus. Tai žodžiu, toksai buvo, reikėjo taip truputėlį apsimesti, kad žinau, bet reikėdavo visą laiką dasivyti. Ir šiaip sėkmingiam žmonėm, manau, tas yra labai būdinga, kad jie nebijo eiti į visokius galimybės ir jie jomis pasinaudoja, o paskui ten galvoja, kaip ten pilnai atitikti tuos visus scenarius. Tai gal toksai, čia tokie apžvalginiai vėl čia teiginiai, bet
iš esmės tokie kaip ir faktai ir veiksmai ir tai, ką iš jų gauni, yra svarbiau negu kažkokios emocijos. Aš sakyčiau, kad aš niekada nejau šiaip emocijų keliu. Taip aš sakau, man tas patiko, kad aš supratau, kad verslas man patinka, nes man tas aiškumas ir tas toksai, jeigu tu kažką darai, tą gali gauti rezultatą ir jisai taip aiškiai pamatuojamas, nes jį galima pamatuoti pinigais. Tai aš aišku už klientus tai darydavau, bet man žiauriai patiko, nes tokia, aiškiai tokia erdvė ir ten ne kažkokia emocija lėmė, o taip iš esmės kažkokios tai konkrečios aplinkybės. Ir aišku, kas yra dar labai svarbu, kad labai dažnai, pavyzdžiui, sėkmingas advokatas ar sėkmingas verslininkas, jisai kažkaip sėkmingų vadinamas. Aš šituo netikiu, iš tikrųjų nėra tokio dalyko kaip sėkmė. Yra toksai, iš esmės 99% tai yra darbas, bet darbas ne ta tokia prasme, kad taip nuobodu ir neįdomu ir sunku, bet veiksmai, kuriais tu sąmoningai eini link kažkokio scenarijaus. Tai iš esmės, kokią profesiją tam pasirinksi ar kokį darbą pradėsi, tu jame gali labai greitai pakilti ir būti sėkmingas, jeigu taip renki tas galimybės, jomis naudojasi ir netgi ieškaisi jų. Bet aišku, tikrai nėra taip, kad į viską reikia įsikibus laikytis. Taip iški norėčiau irgi nueiti nuo to tėčio patarimo, kažkada reikia paleisti, jeigu tu jauti, kad tu peraugai tą aplinką ir jau visiškai nėra ko iš jos mokytis, tai tada paleidi ir eini jau kitą kažkokią, kur aukščiau gali kažką savo viduje augti. Tai tas toksai noras ir gebėjimas augti, jį reikia visą laiką savyje tikrintis. Kartais būna taip, kad žmogus, aš dabar kaip darbdavė jau daug metų turiu, žmogus sako, man turbūt reikia išeiti, nes aš čia netobulėju. Tai aš kartais tam žmogui sakau, žinai, aš žinau, su kuo tu dirbai, ką tu dirbai, kažkaip tu ten nepasirodėjai tinkamu metu, nieks nepastebi, kad tau kartotiniai kažkokie pavedimai duodami, tai tu sakyk, jeigu tu nori kažko įdomiau. Tai čia tą irgi noriu pasakyti, kad reikia nebijot pasakyti, kad man neįdomu. Bet tai nereiškia, kad ten reikia keisti darbą arba studijas. Reikia pasižiūrėti tame lauke, labai paprastai daug visko būna. Nes teisininkai gali ir dainuoti, ir advokatų kontorom vadovauti, tai tikrai žinokit, yra daug pasirinkimų. Tai ir tada dar toksai vienas dalykas, kuris gal kaip patarimas iš to mano patyrimo būtų, kad iš tų mano, kaip sakau, ašarų, kai aš išeinu iš susitikimo ir iš pykčio verkiu, nes dar nežinau, bet būtent ten ir reikėjo būti, kur aš nežinojau, o ne ten, kur aš žinojau. Ir dabar aš labai dažnai, ir čia atėjau, pavyzdžiui, aš prieš eidama čia ant scenos, aš nelabai žinau tiksliai, ką aš sakysiu, čia atsinešiau kelias skaidres, nieko aš nerepetavau, nes aš neturiu tam laiko, bet taip eini ir darai. Ir, žodžiu, neturi būti pats protingiausias ir viskam pasiruošęs visą laiką, o kaip tik atvirkščiai. Turi eiti ten, kur nesi protingiausias ir viskam pasiruošęs. Reikia ruoštis, bet reikia palikti ir tą tokią galimybę, kad, pasakysi, gerai, šitą man dar reikia pagalvoti, aš nežinau dabar. Ir nieko tokio, žmonės normaliai tai reaguoja. Bet jeigu eini ten, kur nesi protingiausias, tai tu gali iš tikrųjų mokytis ir tobulėti. Tai šiaip žmogus, kuris labai nori apsistatyti save mažiau protingais už save, paprastai labai greitai degraduoja. Ir aš tokį karjeroje savo kažkada vidury karjeros tokį patarimą esu gavus iš vieno tokio labai gero amerikiečio advokato, su kuriuo daug dirbdavom ten per naktis. Sakė, tu sako, turi talentą, matau, bet sako, vieną noriu patarimą duoti, nepadaryk klaidos gyvenime. Sako, visada apsupk save kompetitingesniais už save. Tada sako, tau seksis. Ir kitas žmogus, kuris man irgi gerą patarimą davė, prie to pridėčiau, ten toks Danas irgi buvo, su kuriuo turėjau daug metų kartu dirbam. Sako, jeigu kažkas, tau ateina kažkokia užduotis, tai tu turi savęs klausti, ar tikrai aš turiu tai daryti. Tai ta prasme, jeigu tai yra jau per lengva užduotis ir tu 10 kartą ją darai, tai tu atiduok kam nors jaunesniam, tegul mokosi, o tu jau gali kažką sunkesnio. Nes tik atlaisvinęs laiką savo, gali kažką sunkesnio pradėti imtis, ką galėtumai iš tikrųjų išmokti dar naujų dalykų ir patobulėti. Tai, jau visai pabaigai, tai toks visai neteisininkiškas patarimas, nes teisininkai turėtų sakyti, kad čia viską reikia analizuoti riziką, gerai paskaičiuoti, bet iš tikrųjų tai vienintelis teisingas būdas tai yra viską bandyti. Ir tik tai darimo, veikimo būdu kažkas gyvenime pasidaro. Tai tas, sakykime, darbas pradžioje karjeros, tai taip, jūs tiesiog klausysite vadovų, klausysite kolegų ilgiau dirbančių, bet paskiau ir universitete taip pat dėstytojų klausysite, ar ten kažkiek labiau pasimokysiu kolegų, studentų, bet paskiau vis tiek ateis toks momentas, kai nebebus taip viskas aišku, reikės susirasti, pavyzdžiui, iš ko mokytis jau reikės ieškoti ir susirasti, nes jūs priaugsit ir peraugsit savo tos mokytojus savo rate. Tai kažką bandyti vis tiek visada reikia ir kai turėsit patirties, tai tą riziką jūs galėsit paskaičiuoti. Tai nebus taip, kad jūs ten
kaip visiškai betodairiškai ir neracionaliai rizikuojat, bet rizikuot būtinai reikia. Tai vat, aš nežinau, ar aš esu geras pavyzdys ar ne, bet aš tai pavyzdžiui iš to savo tokio teisininko rėmo esu išėjus ir iš esmės aš net ir, ar aš taip sakykime, šiaip laisvalaikiu ten į kokius ryklius nueinu, ar aš ten kokiam klientui padarinėdama tiesioginį darbą dirbdama, bet aš paprastai patariu nebijoti rizikos, bet labai daug skirti dėmesio jai suprasti. Nes verslas, tai yra jau mano toks gyvenimo veikimo laukas, tai yra sritis, kurioje be rizikos visiškai nėra jokio rezultato, tai tu negali vadinti savęs sėkmingu, jeigu tu niekada nerizikavai. Na, tai reiškia, rizikuoti reikia, bet rizikuoti tikrai ne per daug, bet ir ne per mažai, svarbiausia. Tai tokiu norėčiau palinkėjimu pabaigti ir renkantis profesiją, net jeigu pasirinksit ne tą profesiją gerai. Ir dar vienas dalykas apie Vilniaus universitetą, labai daug dalykų studijuoti galima visam pasauliui, bet žinokit, teisę reikia studijuoti ten, kur norėtum savo gyvenimo bazę turėti. Tai jeigu iš tikrųjų apie teisę galvojat, nors ir turit galimybę stoti geriausius pasaulio universitetus, šiaip geriau yra stoti į Vilniaus universitetą, o paskui važiuoti magistrą, aš irgi važiavau į magistrą į užsienį, negu kad išvažiuoti kažkur, nes paskui tas sugrįžimas labai aukštas barjeras yra sugrįžti, įsisavinti visą tą sistemą čia. Tai, žodžiu, šiaip geras yra Vilniaus universiteto teisės fakultetas, tai kam įdomu. O mes jau verslo teisės laukia jūsų lauksim po kelių metų. Aš tikiuosi, kad robotai jūsų nepakeis, nes mes dabar jau įsitikinam, kad jie padeda, o nepakeičia mus. Jauti? Ta kibirkštį, tą impulsą, mąstyti plačiau, suprasti giliau, sužinoti daugiau nei gali įsivaizduoti. Vilniaus universiteto super paskaita grįžta.